neplokit. Gerai. Ką, ačiū labai mūsų žvaigždei. Nu ką, pagrojo, viskas. Gerą vakarą, malonu. Ne šiaip juokaujam. Na tai ką jūs čia burėkai? Sveiki atvykę. Labai malonu, kad tiek jūsų susirinko. Šiaip tikėjomės, kad ateis 2-3 žmonės. Nesitikėjom tiek daug. Bet dar geriau, kaip sakoma. Vis tiek, pasibandysim, pasitestuosim, norime iš jūsų, kad atsipalaiduotumėt, visi esam savi, pašnekėsim, praleisim gerai laiką. Ir ką? Važiuojam? Na tai susipažinkim. Mano vardas Petras, kitaip žinomas kaip geriausias romantiko padavėjas. Šalia manęs mano brolis Bajoras. Sveiki visi, esu Kasparas. Dar visi žino mane kaip šoto barmenas. Bet ne geriausias. Esu Mikaliuko mokinys, kaip sakoma. Tai. Viskas. Ne. Ačiū, kad atėjot. Gerai, ką, nebetemkim į vakarą. Prisiminkim vaikystę. Vaikystėj buvo vieniem lengviau, kitiems sunkiau. Man, pavyzdžiui, vaikystė nebuvo taip lengva. Neturėjau daug draugų. Būčiau gimęs mergaitė, net nebūtų buvę pažaisti su kuo. Mama užkabindavo kotletą ant kaklo, kad nors šuo su manim žaistų. Ne, šiaip, juokauju. Bet šiaip mes, kaip matau, čia mūsų visų panašus metai. Mes užaugom tais laikais ne prie kompiuterio ekranų. Užaugom kieme, išeidavom ryte, grįždavom vakare. Daug neturėjom, daug nematėm, bet buvom laimingi. Ir atsimena tą vieną bachuriuką. Kiekvienam rajone, kiekvienam kieme, kiekvienas turėjom tą vieną dukelį, kuris už čipsų pakelį lipdavo į medį, už limonado butelį gerdavo vandenį iš balos, kur saulės nematęs, bet juodas. Kur 13 jau lempyviai dirbo. Ir jeigu jūs jo neatsimenat, tai dėl to, nes jūs buvo tas dukelis. Aš buvau panašus, turbūt tas dukelis, tik iš kitos pusės. Matot, mano brolis Petras, jis augo mieste, aš užaugau Piniavoj. To rajono mačiau, bet nemačiau tiek jo daug. Ir buvau truputėlį kitoks, buvau uždaras, ėjau į gamtininkų stotį. Ką galiu pasakyti, tiesiog esam skirtingi, bet ir tuo pačiu panašus. Ir turim daug visokių iš tikrųjų situacijų ir istorijų, kurios jungia mus, bet esam visiškai skirtingos medalio pusės, kaip sakoma. Ir nusprendėm pasišnekėti su savai žmonėm, gerai praleisti laiką, pasidalinti istorijom, pajausti vienas kitą. Dėl to visi čia sekmadienio dieną, galbūt ir sunkia, kai kam lengvesnė. Tai labai gera iš čia iš tikrųjų matyti. Tikrai nemeluosiu, neslėpsiu, jaudulys, tikrai dreba rankos, viską. Bet šypsenos jūsų akis viską užgožė ir jaučiuosi tikrai fantastiškai čia dabar, gyvendamas ir darydamas tai, ką svajojau galbūt. Klausydamas tiek podcastų visokių, tiek visko per ausinukus dirbdamas po tiek valandų ir sakydavau, blemba, duokit man progą paimti tą mikrofoną, kažką padaryti, perlipti per save, išdrįsti, pasakyti vieną kitą žodį ir matyti prie savęs artimus žmonės, gražius žmonės, tos, kurios myliu ir kurie myli mane. Ir ačiū visiems už palaikymą, iš tikrųjų sulaukėm tikrai gan nemažai laiko ir noriu pakurti Panevėžį, norim kartu, kad susijungtume, susivienytume, gerai leistume laiką ir Panevėžį padarytume vėl visi didmiestį. Paplokit dar kartą savo, ačiū, malonu. Na ką, dar prisiminus vaikystę, vieną įvykį atsimenu. Mums buvo kažkur 11, 12, 13 metų. 4-5 išvarėm su dviračiais pasivažinėti.
Sivažinėjom viskas, atėjo vakaras, sako, varom pažaist krepšinį, kiemė. Tvarėm prie kažio, pasistatėm dviračius, visą ką, lošiam, viskas zaibys. Ir lošiam, ateina vyrukas toks, 30-40 metų kažkas tokia. Ir taip žiūri, kažką užkalbino, sako, oi vyrukai, kaip faina čia va žaidžiat, gal galiu prisijungti. Nu mes, faina, kad vyresni ateina va, su jaunimu pažaisti, žinoma, žinai, prisijungis ten 3 minutės, pamėtė su mumis. Jis taip pažiūrėjo tos dviračius, sako, oi, sako, kokie faini dviračiai, sako, gal galiu pravažiuoti. Jis taip mano norėjo imti ir aš, oi, ne, sako, va imkit draugą. O draugo toks raudonas, o prieš mėnesį nupirktas. Tas draugas dar tik nenorėjo duoti, bet tas vyrukas, žiūrėkit, sako, bachuriukai, nesijaudinkit, imkit piniginę. Sako, palaikykit, sako, aš pavažinėsiu aplink stadioną porą ratų ir sako, grįšiu, atiduosiu, viskas gerai. O mes, jauni, durni, pasiėmėm piniginę, tas taip važiuoja, mes toliau žaidžiam kažį, važiuoja vieną ratą, antrą ratą, mes kažkaip įsijautėm, jau pamiršom, kad jis važiuoja. Ir taip žaidžiam ir aš taip atsisuku ir taip trečią ratą važiuoja ir turėjo vėl suktis ir taip žiūriu, taip atsisukam, nebėra. Ir kur dingo? Tai dar bandėm gaudyt, be šansų. Tada aš prisiminiau, kad piniginę taigi turim. Prieinam prie piniginės, tada tuščia. Tai man tokie prisiminimai iš vaikystės. Nepasitikėkit bele kuo. Ir saugokit dviračius. Tai primes. Pas mane yra labai panaši situacija, irgi iš vaikystės atsimenu tokią gan panašią situaciją irgi susijusią su dviračiu. Tai man buvo kažkur gal apie 12 metų ir lankiau tuo metu regbį ir mes visi rinkdavomės Paltaroko stadione ir kažkada laukiame treniruotės, kada įvyks ir susirenkam visą laiką anksčiau. Ir buvo vasara, viską, mūsų tenais keli susirinko, atvažiavo vienas vaikas su dviračiu, žinai, ir trenerio dar nebuvo, mes tenais gal 3 buvom vaikai ir eina pro šalį nuo barakų pusės, supranti, 2 maroziukai. Adidas treningiukai tokie, žinai, matos ant staliuko darytas pachmielas ryte, žinai, ir eina ir tokie, kažką, žinai, švilpė, sako, žiūrėk, noriu parodysiu, sako, ant vienkės kaip lėkiu. Sako, ne tik sako visą, tenais buvo, žinai, mūsų regbio stadionas, aplinkui yra takelis asfaltuotas. Sako, ne tik ant vieno rato važiuosiu visą tipo stadioną. Ir gavas taip, kad nenorom, matęs vaikas, na prasme, buvom visi vaikai tuo metu, bet matęs vaikas buvo pasimetęs viską, streso, šoko būsenai ir davė tą dviratį, tai apsuko porą ratų ir mes jo nebematėm. Tai irgi, tokia liūdna istorija irgi, bet panaši su dviračiais. Ir kalbant apie dviračius, tai gavosi labai ekspromtu tokia situacija, jog sėdėdamas vakare namuose, aš mėgėjęs pasėdėti prie Telegram programėlės tenais, viską ten visokių irgi grupių, visko būna ir sugalvojau sukurti grupę, kur būtų chebrytė, visi savi, kurie jungtųsi ant sporto, ant norėjimo paveikti kažką, nes Panevėžys dažniausiai būna ta problema, kad ką veikti šitam Panevėžy? Visą laiką būna klausimai, žinai, ai, kodėl Vilnius, kodėl Kaunas? Ai, nėra čia ką veikti, žinai. Ir sakau, reikia turėti chebrytę, bent jau 10 žmonių, 10 bernų, žinai, susitikti, varom su dviračiais, achuieni parkai, kačelkės, vietos, takai, viskas atnaujinta, viskas padaryta ir į dviračių temą, tai dviračiai.lt. Čia nėra nei reklama, nieko, žinai, bet jeigu turite problemų su dviračiais, ar sugedo, ar tiesiog neturite, ar tiesiog norėtumėte atsinaujinti, prisijungti prie mūsų, kad visi kartu gerai praleistume laiką. Telegram grupė pasiekė tokį dalyką, aš nesitikėjau, ta prasme, gavom daug palaikymo visko ir
per kelias naktis pasiekėm 110 žmonių, kas man atrodo, kaip Panevėžiui, atrodo jau gan didelis brandolys, kur visi, ta prasme, to pačio mąstymo, žinai, kad davai varom, davai, ir aš matau, visi užsimotyvavę, gaunu žinutės, viską ir geri atsiliepimai. Ir ta proga, kad 100 žmonių jau grupiai nusprendžiau paorganizuoti porą savaičių bėgį renginuką, kad visi savi, kad ir 10 mūsų, kad ir 8 susirinktume, norėjau, buvo pirma mintis nuo Berčiūnų, minti dviračius iki Dembavos. Tačiau uždarė dabar tą takelį nuo Berčiūnų iki per tą Janonį visą, iki Janonės sankryžos. Tai planas pasikeitė, iš Piniavos darysim. Iš Piniavos, kur augau, kilau ir žinau tikrai, kad bus garantuota pradžia. Pažaistume tinklinuką, pasikurtume, paplepėtume ir pradėtume kelionę su dviračiais iki parko. Čia mums visiems beveik matoma už Cido arenos. Pasidarytume minimą nuo parko iki Dembavos. Užsuktume į lauko kačelkes, pasidarytume testukų, pasidalintume informaciją apie pratimus, apie dar kažką fainaus ir užbaigtume su muzika, su maisteliu, palydėtume saulę. Mano planuose yra veik parkas, mano rate daug kas veikina ir panašiai. Tai būtų tikrai smagu, kad įvyktų toks renginukas, viską. Ir nežinau, tiesiog darom, tiesiog pasikuriam, tiesiog noriu, kad visi susivienytume, pamatytume. Paplokiam! Taip labai fainas dalykas, nes sportas, sveikata. Mums jau tracuokas, tai jau netaip lengva, žinot, rytais atsikeli, viskas skauda. Jeigu Panevėžys stiprus ant sporto, tai parodykim. Pakurkim, pabūkim tą bendruomenę, pabūkim kartu. Valio, valio. Tai... Pala. Jo. Petrai, kadangi pas tave patirtis didesnė nei pas mane, aš gal galėčiau užduoti tau klausimą. Tai kaip yra ten su tom panom? Neklaus, nereiks meluoti. Ne, su panom šiaip sunku. Tikrai nėra lengva. Galiu porą hipotetinių situacijų papasakot. Čia matau dauguma vyrų, bachūrų, jaunimo. Dauguma turėjo santykius ir panašiai. Tai porą temų noriu paliesti, kuo skiriasi panos ir bernai, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, dauguma jaučiu draugų ir bernų mane prijaus, kai atvarai į bendrą draugų balių ir tu turi skirt laiko savo antrai pusei. Tipo, eik, būk su draugiam, kažką darykit. Ne, tu nueini pašnekėt su draugeliais valandą, užsišneki, ateina jau žiūri susiraukus, grįžti kitą dieną ir lesa tau smegenis visą dieną, kad tu tą valandą buvai su draugais. Supranta, ne? Ką supranta, pablokit? Aha! Labai. Sekantis, įsivaizduokit grįžti namo paryčiais, ne? Kur sakai, grįšiu už valandos, bet grįžti, ten 4-5 rytų, nes, taip, atsitinka mums netikėtai. Grįžtam, ne, o čia kaip bernai ir kaip panos. Mes grįžtam, mes jau batus nusimaunam laiptinį. Atsidarom duris tyliai, nueinam į kambarį, ten, kur stovim, matai, nusimetam rūbus, atsigulam į lovą, stengiamės net nekvepuot, kad nepažadint antros pusės. Panos, ne? Panos, tu miegi, irgi, išėjo su draugiam, grįžta rytą, girdi duris, bam! Šviesos, ping, visur. Batai skraido, atsisuka, dušą, vandenį, paleidžia. Čia burėka, jauti, kad šildo, mikrobangė, sujungia maistą. Tu prasigūdini, nes aišku, jei dzin, kad tu miegi, tada jin atsigula, arba mato, kad tu miegi, judina, miegi. Net miegu. Miegojau. Taip, tada
tu stengiasi miegoti, pasiema telefą, pasidaro visą ryškumą ir, blėt, žiūri su pistus rilus. Yra buvę, ne? Yra buvę. Ir dar viena situacija. Tu, tarkim, tavo antra pusė, tau pasako, kad žiūrėk, aš už 2 savaičių penktadienį varysiu su Greta į miestą. Nu tu ką, gerai sakai, varyk. Praeina tos 2 savaitės, tu dirbi, užsimiršti, negalvoji, ateina tas penktadienis, jinai ruošias, tu sakai, o tai kur tu čia varai, tipo, tai aš tau sakiau, sako, kad su Greta varysiu. Jo, nu tai gerai, pasibūk. Už porą savaičių tau už savaitę sekmadienį koncertas, ne? Tu kiekvieną dieną jai primeni, žiūrėk, sekmadienį man koncertas, ne? Praeina 2 dienos, tu vėl primeni, žiūrėk, sekmadienį man koncertas. Karoči, praeina tą savaitę, ateina sekmadienis, tu ruošies, kostiumą užsidedi ten, prausies, ateina tavo žmona, žiūri, sako, kur tu čia ruošies? Bet taigi aš tau sakiau, kad sekmadienį man koncertas, sako, aš tu visą savaitę priminiau. Ir taip žiūri tą savo veidelį nutaisus ir sako, tai kaip supratau, į kaimą nebevažiuosi. Jeigu moteris neteisi, tai geriau atsiprašyk, kaip sakoma, žinai. Taip. Tai va, dėkui. Nu ką, pertraukėlė, šiokia tokia. Muzikinė pauzelė. Pristatysim va dabar žmogų, dėl kurio čia visi ir atėjo, o ne dėl mūsų iš tikro. Šiaip su šituo berniuku, Dovydas Valantonis, paplogiam. Pasakyk. Šiaip saksofonas yra erotika. Ta prasme, aš vaikystėje norėjau su saksofonu išmokti grot, bet man sakė, eik dainuot. Nu tai va. Ir šiaip su jo tėčiu, su Virgiu Valantoniu, mes prieš 10 metų buvom chorų karuose už Panevėžį. Tai va, pradėjau su tėvu, baigsiu su sūnum. Ir ką, prašau, į sceną jaunuolį. Labai laukia tavęs visi ir ką. Nu ką, paplokim dar kartą, Dovydukai. Drąsiau, davai! Bravo. Žiūrėk, plojo jo nėra. Žvaigždė, matai? Wow, paširpęs. Jisai padarė šitą vakarą tikrai įsimintinu. Vien dėl jo čia atėjot šiaip. Malačiai. Tikrai, paširpęs. Man tikrai pritariu, saksofonas tikrai gyva erotika ir tikrai. Bravo. O šiaip priminimas dar vienas. Prie klausimų yra 2 dėžutės. Ten kas kiek galit nuo stalo, eurą, 2, 5 centų. Metam šuniukam. Tada mes su broliu Kasparu ateinančiom dienom važiuosim pirkti maisto, paklodžių ir vešim į šuniukų prieglaudą. Toks gražus gestas iš mūsų. Jeigu bus tikrai sunasta normaliai, tai važiuosim galbūt ir greitų metų, bet jeigu nemesit, tai darysim visą vasarą šios renginius, rinksim, kol bus pilnos dėžutės ir tada per kartą privešim pilną busiką, kaip sakoma, pašaro, visko mūsų mažiesiems. Ir ką? Paskelbiam mūsų vienintelio šio vakaro čebureką, tikrą, karštą, nepakartojamą. Ir norėtume paimprovizuoti ir padaryti gyvą aukcioną vienintelio šio vakaro čebureko. Taip, šiaip planavom šiandien, kadangi mes esam karšti čeburekai, turėjom prikepti daug čeburekų, bet nebespėjom. Tai va, turim vieną auksinį čebureką, kuris yra uždengtas po auksinių dangčių ir nusprendėm padaryti aukcioną. Kas daugiausiai pastatys, tas laimės čebureką. O pinigų sumą, kas daugiausiai pasiūlys, tas laimės. Pinigėlin keliaus tiesiai gyvūnėliam į mūsų afteriui. Ką, ir
Einu, aš tada paimsiu, ką esam surinkę klausimus. Gerai, aš anekdotą šausiu, kol jis nueis. Na, davai. A galiu porą anekdotų? Gerai. Pirmas anekdotas yra mano vienas iš mėgstamiausių, nes jis yra grinai apie Panevėžį, apie bachūrus, apie šaibas, varkės, panetkės ir panašiai. Galas girdit? Alio! Galarka! Ir, karočią, susitiko rusas, amerikietis ir lietuvis. Ir bando išsiaiškinti, kas yra laimė. Karočią, rusas sako, laimė yra, kai turi savo vilą. Prie vilos Bentlis, Ferraris, Maseratis. Pasiemi kekšių, narkotikų, konijako, šampano. Metus tūsini vilai. Ir va čia, sako, yra laimė. Amerikietis sako, ne, laimė, kai turi ne vilo, jachtą. Pasiemi jachtą, pisi į Karibus, metus plaukėjų, kekšės, narkotikai, konijakas, šampanas. Sako, va čia yra laimė. Pasisuko tie du į lietuvį. A girdi, sako, kas tau yra laimė? Taip lietuvis stilių galvoja. Sako, vyrai, laimė, kai atsikeli rytį ir skambutis į duris. Prieini, atidarai, o ten STT, FNTT, ARAS, mokesčių inspekcija. Ir tavęs klausia, čia tulpių kem 6, tu sakai, ne, čia tulpių kem 8. Taip, sekantis yra apie moteris, neįsižeiskit, ne apie jūsų, o apie tas blogasias moteris. Karočią, guli moteris su meilužiu lovai, girdi, vyras grįžta, duris rakina. Išsigąsta, atsiklaupia ant kelių, pažiūri į dangų, sako, Dieve, prašau padaryk, kad jis nepamatytų, kad aš su meilužiu. Karočią, prasiskiria debesis, išlenda Dievas ir sako, gerai, bet tu mirsi nuo vandens. Gerai, sako, nesvarbu. Karočią, gerai, sako. Užsikirto spina, vyras neįėjo, meilužis šoko pro langą, viskas zaibys. Eina metai, 2, jinai nesimaudo vonioj, tik duše, neina jokius baseinus. Jis po 3 metų laimėjo kelionę kruizų laivų per jūrą. Blet, sako, kaip aš galiu neplaukti. Pėsti išplaukė, vidury jūros pakilo bangos, audra, viskas, ragas. Tai pažiūri į dangų, sako, Dieve, negi dabar dėl manęs vienos visą laivą nuskandins. Tai prasiskiria dangus, išlenda Dievas ir tarė, aš jūs kurvas 3 metus šitą laivą rinkau. Šit neblogs, ne? Geras. Nu ir dar viena. Atvaro korespondentas į Gruziją, eina į bariuką, sėdi seniukas, prieina, sako, labą dieną, sako, aš norėčiau padaryti reportažą apie Gruziją, sako, galit kokią istoriją papasakoti. Taip seniukas galvoja, istoriją, sakai. Gerai, sako, pasiklydo kartą kalnuose kaimynas Ilėlis. Tai mes visi vyrai pasiėmėm vyno ir išėjom ieškoti. 3 dienas neradom, paskui suradom. Tai išgėrėm tą vyną ir išpysom tą kaimyno Ilėlį. Taip korespondentas žiūri, nu negaliu, sako, dėt aš tokių dalykų, sako, pas save. Pasak, gali kažką linksmėsnio. Sėdi seniukas, galvoja, bet linksmėsnio, sakai, gerai, sako. Pasiklydo kartą kalnuose kaimyną žmogų. Tai mes visi vyrai pasiėmėm vyno ir išėjom ieškoti. 3 dienas neradom, paskui suradom. Tai išgėrėm tą vyną ir išpysom tą kaimyną žmogų. Taip korespondentas sėdi, žiūri, apakęs. Nu negaliu, sako, aš dėt tokių dalykų. Sako, gali kažką iš savo patirties. Bet sėdi seniukas, galvoja, iš savo, sakai. Gerai, sako. Pasiklydo kartą aš kalnuose. Šis irgi neblogs, ne? Ir pala, paskutinį. Pasikūrė kažkas. A galim dar vieną, užteks. Paskutinį. Šis irgi geras. Eina bičiukas per dykumą ir blemba, taip gert nori, taip troškina, randa butelį. Pažiūri, iš arčiau ne butelis, o lempa. Patrina, pist išlenda džinas. Darovas, sako, žiūrėk, sako, tu turi 3 norus, sako, bet ką galiu aš tau padaryti. Sako, sakyk pirmą. Blet, žiūri bičiukas, davai, sako, aš per šikną noriu tave padaryti. Džinas, tu ką durnas, sako, tu bet ką gali gauti, pinigų. Ne, sako, per šikną. Nu, davai, sako, jis išpiso per šikną, žinai. Nu, sako, Džinas, galvok antrą. Blet, jis taip galvoja, sako, Džinas, tu gali bet ką gauti. Pinigų, gyvenimą, amžiną, moterų. Blet, bičiuk, sako, šis žiauriai patiko, davai antrą kartą. Blet, Džinas, nu, durnas. Ne, sako, antrą kartą. Nu, gerai, sako, jis išpiso antrą kartą. Nu, karočią, Džinas sako, visio, 3, paskutinis, galvok, sako, nes daugiau nebus. Sako, tu gali pasaulį valdyti, sako, sugalvok gerą. Tai bičiukas galvoja, žinok, davai 3 kartą per šį.
Jo, nu turim, tai sako, jo, sako, paskutinį. Nu gerai, sako, tai jis iš viso per šiklą. Sėdė, būtų rūko, džinas atsisuko į bičiuko, girdi, galvo ketvirtą. Šio, šneks anekdotų šiandien, ačiū. Nu, ir ką, mūsų kitas etapas yra gan rimtas. Aš buvau gan nustebęs, sulaukęs vienintelio komentaro užduoto klausime ir norėčiau, kad tu įgarsintum ir paskaitytum moters iškeltą problemą. Ir tikrai, čia yra tikrai labai rimta tema ir galima tikrai labai įdomiai ją išplepėti. Gerai, kodėl aš turiu skaityti? Laimėjai skaitovų konkursą. Prieš 15 metų. Gerai, sveiki. Laukiu, nesulaukiu vakaro ir būtų smagu išgirsti iš vyrų pusės nuomonę šią temą. Tai kur tu esi, jeigu tu nesulauki vakaro? Kaip manote, kaip moteris turėtų jaustis ir elgtis po ilgesnio laiko susitikusi su savo buvusiu? Blet, ko jau jaučiu? Ar pyktis yra pateisinamas iš vyrų pusės mąstant, jei jie išsiskyrė labai prastais terminais? Sunku būna kentėti daugeliui moterų susipažinus su maloniu vaikinu, o vėliau pamačius, kad jis yra visiškas savimyla, narcistas ir dar priklausomas nuo narkotikų. Tai snapudu iš Panevėžio. Ne viena tokia situacija esu girdėjus, kai dar ir pavartoja, smurtauja prieš moterį. Ar dėl tokių priežasčių laikomas pyktis yra pagrįstas? Būtų neblogai išgirsti nuomonę iš vyrų pusės, nes po išsiskyrimo susitikus jie visada durnių jungia būna. Čia gan tikrai stipri tema ir paplokim, kas yra sutikę, nepatogiai pasijautę, susitikę po ilgesnio laiko su savo eksu. Prijaučiat, ne, prijaučiat. Jo, reikia, žinai, tada kietą bydį pirmės, žinai, čia aš toks, žinai, durnių įjungęs, žinai, čia viską. Nu, tai jeigu taip žiūrint iš mano tik tais perspektyvos, mano nuomonė čia tik tais, tai aš manau, kad jeigu vyras yra vyriškas ir jis sugeba paleisti praeitį, aš manau, jis tiesiog turi paleisti praeitį ir nieko neprimetinėjęs prieiti. Paklausti, kaip sekas, vis tiek išgyventa daug, patirta daug ir vis tiek jūs galit, ta prasme, draugiškai viską apeiti ir nereikia kažko čia primetinėti, ta prasme, ir viskas. Aš tai siūlyčiau pamiršk liūdės ir piskis į judesį. Ne, o šiaip tas sutikimas buvusio, seniau galvodavau, pavyzdžiui, pamatytum, dar, pavyzdžiui, kai ten išsiskiri, būni dar toks pažeidžiamas, įskaudintas, tai pereitum į kitą gatvės pusę. Bet laiko einant, šiaip sako, gydo ne laikas, gydo kitus žmonės. Ir laiko einant, tai tau tiesiog pohai. Tu eini, ten jo, labas, viso gero ir tiek. Man buvo pasitaikiusi situacija, kai po kažkur 2-3 metai praėjo ir aš šautę dirbu už baro ir netikėtai pamatau savo buvusią prie baro. Ir gan tikrai nustebau, nutirpo visas kūnas ir pasimečiau, nežinau kaip elgtis, kaip ką ir tikrai pajaučiau tą, kad noriu pasirodyti geriau, kad aš gerai jaučiuosi, kažką bandyti įrodyti, bet labai paprastai reagavau, bandžiau vis tiek, padariau kokį tik įmanoma geriausią kokteilį, išsiklausinėjau, netgi atsimenu, kas jai patinka, ta prasme, ir sugebėjau, ta prasme, gražiai viską apeiti ir dar net paklausti, ir kaip sekas, ir kaip gyvena, ir nors ir gan nedraugiškai įsiskyrėm ir panašiai, tai... Ir tada taip žiūri ir tu sakai 10 eurų. Na, aš tai tikrai nevaišinsi, žinai. Aš tai šiaip sakau, pavyzdžiui, tie, kas apsiženė, ne? Tie, kas ženės antrą kartą, kas jums buvo neaišku iš pirmo. Tiesos yra, ne? Yra. Oi. Tai va. Nežinau, čia galim dar labai iš tikrųjų ilgai diskutuoti ir panašiai, bet matau tikrai didelį palaikymą ir daug prirašytų raštelių, matau tikrai įkvėpimas buvo, tikrai noriu net nekantrauju va, čia patikrinti viską, kas yra prirašyta ir baisu ir neramu, bet ir varom. Galim ilgai diskutuoti, bet jaučiu visiems užpis ir visi nori varyti.
Ne, juokaujam. Sekmadienį, žinai, savaitę darbas, viską prasideda. Jo šiaip dar faina, kad po vakar, kas tūsinot ir vis tiek čia atėjo. Tai va, paplokit dar kartą už tai. Davidukai. Turi dviratį. Reikės daryti dabar taip. Čia toks klausimas užduotas, kad reikia, kad ant lapuko užrašytum savo telefono numerį. Ir kai perskaitysim visus šitos, atgal įmėsim tavo numerį. Ir išeidamas žmogus, kuris parašė šitą lapelį, pasims tavo numerį. Gerai? Galiu duoti Čiriką. Kas Čiriką duos numerį. Po vieną skaitama. Jo, dabar tu. 8-6 bet koks skaičius. Dabar 0 kažkaip, ne? Jo. Koks čia daktaras rašė? Ką? Kaip paprasčiausiai gauti kekso, sekso. Panevėžy. Priklauso, kas rašė šitą klausimą. Jeigu pana, nu tai apsirenk trumpą suknelę ir viskas. Visi žinos, kad tu duodi. Ne, juokauju. O šiaip, nu, Bernuje, ne, Panevėžy, nu tai ką, Šots arba Tbilisis. Daugiau, nu, viskas, prieimi prie panelės. Va, šiaip, kiti bachuriukai, aš kaip turiu labai daug Pikuplainų. moteriškos patirties per gyvenimą, tai turiu labai daug draugų, kurie bijo, pavyzdžiui, užkalbinti panelę, prieiti, pastatyti kokteilį. Ir aš, pavyzdžiui, mokinu, pavyzdžiui, žiūrėk, sakau, prieik prie vienos, ne, ir ten sakyk, aš tu noriu pastatyti kokteilį. Ir jin sakys, ne, aš turiu draugą. Ir tada dažniausiai tam bachuriukui numuša visą tą stimulą ir jisai nebenori eiti prie antros. O aš tau sakau, tu nestresuok, tu eik prie antros, vėl klaus. Sakyk, aš tu noriu pastatyti kokteilį. Jin sakys, eik na, pažiūrėk, kaip tu atrodai. Gerai, bet tu eik prie 3, 4, 5, žiūrėk, 17 tau sakys, gerai, pastatyk kokteilį. Ir viskas. Tai svarbiausia yra nepasiduot, eit, bandyt ir anksčiau ar vėliau paeis. Bet šiaip jo, šits klausims, nu tai pradedat šuotę, baigiat Tbilisį. Geras atsakymas. Jo, ir einam prie kito klausimo. Tai o gal mes visi esame simuliacijoje ir nieko nėra tikro? Wow. Čia gerai, kad tu paskaitai šitą klausimą. Čia mano tema, ta prasme. Dėl to aš čia sėdžiu, žinai. Ką, Rukai? Aš net pasimečiu, aš noriu šnekėti, bet aš bijau prisišnekėti. Tu nebijok, aš pats bijau. Ne, nu, yra tokia tikrai sąmokslo teorija tokia, kad Šnekėk. jeigu viskas yra suskaičiuojama skaičiais ir suprogramuojama, tai kodėlgi ne? Kodėlgi ne, žinai. Einam prie kito, čia per daug sunki tema, per daug gili, davai, lengvai pasėdim. Žiūrėk, ištraukiau, bet parašyta, kas tą klausimas tau. Turi dviratį. Kodėl višiukas liūdnas? Aš žinot, kodėl višiukas liūdnas šiai? Nes jo tėvas gaidys. Aš žinot, kodėl višiukas dar liūdnesnis? Nes jo laukia tokia pati ateitis. Gerai, čia iš tikrųjų įdomus klausimas. Ar kai buvai mažas, kai visi svajojo būti kosmonautai, teisėjais ar cirko artistais, tikėjais ir galvojai, kad sėdėsi ant scenos ir džiaugsiasi publika? Tikrai ne. Tikrai ne. Kai visi svajojo, aš irgi taip pat svajojau ir mano svajonė buvo būti profesionaliu regbistu. Žaisti už Naująją Zelandiją, būti kietas, būti tvirtas ir per va tokius judesius kaip šis ir per traumas tiesiog neišėjo to pasiekti, bet susitikau su treneriu po ilgo laiko ir manau grįšiu į Panevėžio regbį, bandysiu pasirūpinti vaikais.
Taip. Savim nepasirūpinis vaikais nerūpintis. Tai va, bandau dabar pasirūpinti savim greičiau ir... Ne, viskas gerai. Davai, tavo eilė. Iš kur kilo renginio pavadinimas idėja? Pasakyk, kas turėjo būti. Šiaip jo, pavadinimas kilo prieš savaitę. Šiaip dėl čia va, prieš įžangą į klausimą atsakymą, šis renginys mūsų ekspromtų, taip kad čia kažkas ne taip nepykit. Mes turėjom pasiruošti jau prieš 2 savaitės, mes padarėm viską per vakar 8 valandas. Taip kad palyginus neblogai sakyčiau, ne? Dar norim padėkoti Aronui, jeigu jisai būtume darę 16. Taip, o atsakymas, sėdėjom Veik parke, prieš tai turėjo būti aš, tu ir šnekutis. Tipo, aš, tu ir aš bazarinu takoje. Bet šnekutis, man atrodo, yra stoty kavinė ar kažkas, tai tipo buvo užimta, ten copyright ir panašiai, tai atmetėm. Tada turėjom būti, nebijok nepridrožę, bet tas jau irgi yra. Ir tas pavadinimas tiesiog šnekėjom, aiškinomės, kažką mastom, ten daug rašėmės. Ir Petriukai, aš tiesiog sakau, aš į Kauną į Vilnių nuvarai ir kalbi su bernais, susipažįsti su žmonėm ir dažniausiai būna klausimas iš kur tu. Sakai iš Panevėžio. O, čeburekai. Jo, ir užsienį mes, pavyzdžiui, dirbam, pasakai iš Panevėžio ir visi, o, čeburekai. Arba čičinskai, nu. Čeburekai. Tipo. Antaną čeburekai irgi geri. Ir tai va, ir daug rašėm pavadinimų, rašėm ir va kažkaip, tipo, čeburekai. Ir va kažkaip sumiksavom tuos, kad užsienį visur kituose miestuose mūsų vadina ir tiesiog. Taip gavos. Du Panevėžiokai, du čeburekai sėdit, peza ir gerai leidžiam laiką, kaip sakoma. Ką, traukiam kitą? Nu. Pala, šiaip noriu paploti šitam, kas parašė, nes raštas geras. Malačiai. Jeigu būtum turistų gidas Panevėžyje, ką parodytum, kad visi sakytų wow? Tbilisi. Aš netgi vakare turėjau tokią ekskursiją, tai susitikom su mūsų maestro Dovydu, apšnekėti truputėlį programos viską ir sako, blemba, čia grįžau į Panevėžį, čia po ilgo laiko viską ir sakau, varom iki centriuko, cigarą supėšim, pažiūrėsim, kaip atrodo viskas ir panašiai. Nu, ekskursiją pasidarysim ir ne tai, kad į barą iš karto, kad ten gert ar kažką, vis tiek ir vairavom, ir atsakingi, ir vis tiek rytoj renginys viską. Gal žinai kažką? Ne, tiesiog, pirmas tikslas buvo šitas cirklekas, pasiėmėm cigarų paką, pasiėmėm mineralkės ir sakau, davai, padarom tavo ekskursiją ir pirmas dalykas, davai, buvom su atskirom mašinom, davai mytinam prie Aleksiuko. Klasika. Panevėžys, Aleksiukas, jo, visa senvagė, sakau, dabar stebėk, buvo naktis, buvo jau tamsu viską, šviečia ryškiom raidėm Panevėžys. Sakau, einam cigarą, parūkysim, praeisim pro legendinę Laustaką. Einam pro Laustaką, sakau, matai, sakau, aš kaip ir statybininkas ir panašiai ir iš karto pamačiau tą tokią problemą, kuom pasikeitė laikai iš seniau ir dabar, kad pastatė tvorą alaus take, nebeišeina nieko nuvartyti, nieko nustumti, sakyt, šok iš batų, nu, supranta, kas yra vaikščia tenais per miesto šventę. Tai daugiau gal nesiplėtokim, einam prie kito klausimo. Jo, priminė alaus taką, tai va atsiminiau vieną tokį dar iš jaunystės, kaip prisipisinėdavo prie mūsų, atsimenat. Ten sako, jeigu eini ir atsisuksi jau pizda. Įsivaizduokit situaciją, pavyzdžiui, va tu, Kaspa, ne? Tu sėdi alaus takė, ne, ten kažką galvoji, aš prieinu ir tavęs klausiu, turi cigarą? Tu sakai, ne, aš tau pėstis, nu.
Kitą dieną vėl tu sėdi, vėl aš einu, vėl tavęs klausiu, turi cigarą? Tu žinai, jeigu sakysi, kad neturiu, gausi snukį. Sakai, turiu, bet tik mėtinę. Aš sakau, ką, tu pidaras, kad mėtinės rūpi pėsti snukį. Trečią dieną vėl aš einu, vėl tu sėdi, vėl aš tavęs klausiu, turi cigarą? Sakai, turiu. Aš sakau, turi mėtinę. Tu žinai, jeigu pasakysi, kad turi mėtinę, gausi snukį. Sakai, ne. Aš sakau, kodėl? Tu sakai, nes aš nemėgstu mėtinę. Aš sakau, bet aš mėgstu mėtinės. Nori pasakyti, kad aš pidaras, pėsti snukį. Supranti, kai tu norėsi prisipysti, prie bet ko prisipysti. Tai, nu čia ne į temą. Klausimas. Kultūros centras ar kebabinė? Kas tas kultūros centras? Tai Panevėžyje, manau, kebabinė yra kultūros centras. Ne? Jo. Tai tiesiog čia nebėra klausimų. Šiaip kebabinės žiauriai suprastėjusius. Prieš mes, kai šūlį buvome, ne prieš kiek čia 10 virš metų, tai ir maistas, ir kainos, ir panašiai. Dabar ten 8 eurai, o ten padažas kesta, mėsos nėra, kopūstų pripista. Aš tai manau iš kitos pusės truputėlį. Aš tai galvoju, kad tiesiog mes atsivalgiam tų kebabų, įpratom prie tos skonio, tas nebestebina. Ir galbūt nebestebina tas, kad tu anksčiau iš paskutinių pinigų nusipirkdavai tą kebabą ir prašydavai su viskuo, kad tik daugiau visko pridėtų. Ai, va dar apie iš paskutinių pinigų. Mes, kai šūliai buvom, esat pirkę pakelį ant 3. Mes pirkdavom pakelį ant 3, pakelį 2 cigarečių ir kas pasilikdavo pakelį, tas gaudavo 6, o kiti 2 po 7. Va tokie laikai, taip užaugom. Tai ką, einam prie kito klausimo. Kas yra tikrovė? Wow, ble, gerai, kad visi tie tokie tau klausimai. Jeigu dabar paėmus per mano visą gyvenimą ir situacijų, kas yra tikrovė? Tai tikrovė yra, aš manau, šis vakaras. Gerai, paplokim. Žiūrėk. Dabar pajutau, kas yra tikrovė. Žiūrėk, aš turiu galę. Žiūrėk, aš sakau, paplokim. Paplokim! Nu, gerai, varai. Sio, atsakyk? Neatsakyk. Nu, va, aš atsakiau tikrovę, per daug giliai nelysiu, žinai. Čia nematomų rašalų užrašyta. Čia tiesiog, kad daugiau atrodytų. Dar vien. Ką jūs ten primėtat? O, šit suglamžyt žinų, nuo ko? Iš nervų jau parašė. Koks lapuks toks klausimas? 2 skylės vienoj skyliai. Kas? Šlėt. Man anosis tavo subinė pala. Atsakiau, ar ne? Atsakiau. Gerai, sekantis. Čia kaip tarp voko, paimtas vienas lapelis tuščias ir susuktas kitas lapelis užrašas. Čia kaip tarp voko bandė padaryti. Tuo. Čia daug tuščių. Čia mes patys dėl vaizdo primetėm. Aš nežinau, ar pajėgsiu šitą atsakyti. Pabandyk tu. Ką tu? Šiandien ką jūs rūko, duokite mum. Kas buvo prieš laiką? Paprasime. Tiesiog, Čia vakar? kas buvo prieš laiką. Vakar Olimpike buvo. Kas bus? Jo. Šiandien eisim. Kas buvo prieš laiką? Blin, hujovai buvo, jaučiu. Žiūrint, na kada laiką skaičiuoji. Nuo vakar. Einam prie kito. Einam. Per daug sunkus, čia galim kalbėti 4 valandas, kokias minimum apie tai. Kurį daiktą iš vaikystės labiausiai norėtum susigrąžinti šiandien? Mes už grind zonas, čia burėkus. Gera, malonu, faina. Čia toks dalykas, ką reikėtų pagalvoti. Ką tu galvoji, kokį tu daiktą norėtum? 10 litų, kur paskolinau draugeliui.
labai... Daiktą, ne? Ble, sunkus klaus. Tie, kur kosmosiniai lengvesnė negu šitas. Ble, bibi. Nežinau. Daiktą turėjau aš tokį, nežinau, jaunystėje, dabar turim telefonus MP3, aš turėjau MP3 tokį didelį apvalų, kur diskai dėdavos. Ir tu norėdavai į kišenį įsidėti, tau netelpa. Tai va tą gal norėčiau turėti vėl. Aš tai norėčiau noškės savo, kad bounsą pabaigčiau normaliai iki galo. Buvo viena misija, negalėjau niekaip peršokti tenais tas kliučių. Buvo sunku. Tai va, iš vaikystės galbūt tokį lengvą, paprastą daiktelį, nostalgišką. Pažiūrėk, čia tų klausimų. Gerai, važiuojam. Čia vėl tas pats rašė. Kodėl man tokie? Kas būtų, jeigu būtų, nebūtų? Neturėtume kur gyventi, arba visi gyventume nuosavas namus. Nice. Svarbu, ne? Nežinau, klausimus iš tikrųjų. Aš ant jo gyvenu nuo vaikystės. Trauk. Ar žuvis jaučia, kad šlapia? Aš galiu... Aš labai noriu... Šiaip, aš pusę klausimų žinau, iš kur šiaip paplokim galui už visą šitą tokį... Ačiū. Jūs galėjot būti rašytojai, hebra. Menininkai, architektai, jos sėdi čia žiūrite mūsų. Aš norėčiau nusižengti truputėlį taisyklėm ir atsakyti ne atsakymą į klausimą, bet jeigu tokie klausimai, aš norėčiau į klausimą atsakyti klausimą. Atsakyk man, mielas draugė, vieną paprastą dalyką. Tokį paprastą. Jeigu mes esam žmonės ir mes nematome oro, ar žuvis nemato vandens lygiai taip pat kaip mes oro? Ko tyliai? Viens. Tai parūkom, ne? Čia vėl tas pats rašė. Ir mes kaip tik ieškom Facebook'ui, kad mums rašytų straipsnius, nenorėjai? Ar mes matom tą pačią mėlyną spalvą? Čia ta nuotrauka, kur ta suknelė yra, kur vieni mato auksinė, kiti... Jo, yra ta nuotraukytė tokia. Ar mes matom tą pačią mėlyną spalvą? Žiūrint, kur vakare buvai, ar šuoti, ar Tbilisį. Šiaip jo jaučiu, žinok. Mes jaučiu panašiai mastom. Aš manau, mes, žinai ką galiu pasakyti, ir mokslinis tyrimus padarytas, kad netgi šunim yra sukurta televizija, kur rodo visą formatą, tik tais raudoną ir mėlyną spalvą. Tai aš manau, žinai... Šiaip mėlyna mano mėgstamiausia spalva, tai parodėt. Ačiū. Pablogit. Bet ne žydra, mėlyna. Graži mėlyna spalva, ne žydra. Sunku truputėlį skaityti, ranka drebėjo. Ką tu? Ai, pagavau dabar. Kaip manote, kaip socialiniai tinklai veikia bendravimą tarp žmonių? Čia tikrai netūra, šiaip. Aš manau, veikia labai blogai, nebent tu juos sugebi panaudoti savo naudai. Kaip kad bandau dabar daryti su Telegram grupė ir panašiai, kad, kažką bendro padaryti, kad išlisti iš to tokio gražaus pasaulio, kurį sukuria socialiniai tinklai, žinai, ir visi esam žmonės ir visiems būna ir sunkių, ir duobių, ir depresūkų, ir visi viską išgyvena ir rodam tik tais gražų pasaulį, gražias istorijas, gražius momentus, bet tai va tą socialiniai tinklai ir griauna ir
Reikia tiesiog panaudoti, sugebėti juos panaudoti taip, kad gauti bendrą gerą atsakymą, išvadą ir kad visi jaustųsi gerai, bet aš manau, Šiaip jo ir socialiniai tinklai, pavyzdžiui, kaip dabar, va, visi vaikai auga jau su telefonais, su planšetėm, jo, mes va augom, nu, ten sako, išeidavom rytą, grįždavom naktį, bijai per pietus grįžti atsigerti, nes nebeišleis antrą kartą. Tai va tas, jo, tie socialiniai tinklai tokie ir gerai, ir blogai. Yra, pavyzdžiui, tas toks pasakymas, man dingo internets, nuėjau į apačią, pabendravau su savo šeima, pasirodo visai normalų žmonės. Toks tipo, žinai. nežinau, aš gal to vaikų nenoriu. Ne, nu ta prasme, įsivaizduok, nu tu vaiko nesustabdysi, jis vis tiek turės kažkaip prie Hebros, ta prasme, pritapti, žinai, ir, nu, jeigu tu drausi jam TikToką neturėt, nu, jis nebus prie Hebros, nu, bent jau dabar naują kartą, žinai, kur auga. Svarbu, ir tokio laivo nedaryti. Nu, bet tai tu įsivaizduok, kaip vaikas gali užaugti, kai jis tenais žiūri pastoviai paltuks, kaip laivą daro, supranti, nu, nežinau, man ar čia gera įtaka vaikui. A geriau vaiks TikToką žiūrėtų, ar geriau rytą fans būtų? Kaip tau? Gerai, ar svajonės turi prasmę? Jo, turi prasmę tikrai. Sako šiaip svajok tyliai, nes jeigu tu, pavyzdžiui, sakysi, aš ten būsiu milijonierius, ten bla bla bla, nu tai neišsipildys ir panašiai. Reikia tyliai daryti, svajot ir jo, turi prasmę, šiaip svajot labai geras dalykas. Per daug svajoti irgi negerai, nes jeigu tu tik svajosi, tu neturėsi, tai tu turi ir dirbti, ir daryti, bet šiaip jo, malonu, kad pagaliau tokie rimtesni klausimai. Laukiam, jau tų vėl. Dar bus. Jo, aš netgi atidėjau vieną dabar. Pala, jūs nebemeskit tų klausimų. Neatsibaigs šis vakaras, man rodos. Pasilikim kitiems sekmadieniam, nes matau gerai eina. Bus dabar visi sekmadienį, manau. Pasikursim, pabūsim. Kaip Dievas duos. Kaip Dievas duos. O kad duotų, reikia gerą pick-up line. Nereikia. Aš atidėjau vieną lapuką, tą reikės galui palikti, kaip sakoma, žinai, einam prie kito. Jau truputėlį. Pasakyk anekdotą, kol aš perskaitysiu. Kokį anekdotą? Gerai, nori dar vieną anekdotą? Atsiminiau. Bet daugiau nebus šiandien. Kol jisai ten bando skaityti. Apie visi jaučiu nepatenkinti esam dauguma savo valstybę, ne? Visi pizdina, mes nieko negaunam gerai, ką išrenkam, tie vis tiek hujovi irgi pizdina. Ir karočią anekdotas grinai apie Lietuvą. Atvaro Nausėda į Ameriką. Įeina į Baltuosius rūmus, pas Trumpą, karočią. Įeina pas Trumpą į Baltuosius rūmus, atidaro duris, stalas 300 metrų. Nukrautas ikrais, gėrimais, kumpiais, viskuo. Sako Nausėda, iš kur, sako, pas jūs tokioj valstybėj toks stalas? Ha, sako Trumpas, sako, ateik prie lango, sako, matai tiltą? Matau, sako Nausėda. Tai va, sako, gavome iš ES 5 lemus. Už 4 lemus pastatėm tiltą, lemas liko. Tai va, sako, savo hebrai stalą padariau. Nausėda sako, kaip faina. Žiūrėk, sako, atvaryk po metų į Lietuvą. Karočią, praeina metai, atvaro Trumpas į Lietuvą, atvaro į Vilnių, įeina į rūmus. Stalas ne 300-800 metrų. Ikrai, konjakai, krikštolinės taulės, auksiniai įrankiai. Bet Trumpas žiūri, iš kur pas jūs tokioj mažai valstybei 3 kartus didesnis stalas negu pas mumis? Ha, sako Nausėda, mes irgi gavom iš ES 5 milijonus. Ateik prie langą, sako, matai tiltą? Žiūri, nu nesak, tai va. Nu, grinai, ne? Nu, perskaitai. Perskaičiau ir susimašiau labai. Tai koks tas kanalo pavadinimas, apie kurį Kasparas kalbėjo pradžioje? Nes taip ir nepaskaitė. Aš galvoju, kad tų kanalų labai daug. YouTube kanalas Bajorų Bajoras. Bus ir karšti čeburekai. Greitų metų įkelta. Nu. Kanalai. Šiaip kanalų daug visokių. Grindzone, nu.
Grind zona, mūsų Panevėžio grind zona. Yra ne tik grind zona, kuri susijusi su sportu, bet taip pat yra ir kita grupė sukurta Side Hustle. Tai kas yra iš naujos kartos, žino, ką reiškia Side Hustle. Side Hustle tai vienijamės ant to, kad pasidalinkime informaciją ties puslapių kūrimu, dirbtiniu intelektu, varkiam visokiom, supranti, nu, yra ką pašnekėti, galim ką pašnekėti ir padaryti. Pakelkim tą Panevėžį, kaip sakoma, žinai, ant sparnų. Yra kita grupė, CC, Kare, Vilnius, Panevėžys. Nėra. Galimai. Hipotetiškai. Koks planas ateityje organizuojant renginius? Nu, tikrai ne per 8 valandas padaryti viską. Šiaip, jo, daugiau stengtis, daugiau planuoti, daugiau susidėlioti, daugiau susitikti, nes mes per 2 savaitės turėjom susitikti kiekvieną dieną, bet tai dirba, tai kažką, aš tai užžydu, tai dar kažkas. Ir va, šiaip jo, nu daugiau pasistengti, daugiau pasiruošti, bet kaip pirmas kartas, manau, nebuvo blogai, ne? Aš tai jaučiuosi achuienai, ta prasme, pizdės. Man malonu už tave. Blet. Taip gera visus šį matytas šypsenas ir kad išeina kažką daryti, pabiški, žinai, pamažą žingsnėlį, kaip sakoma. Paplokim! Davai, važiuojam! Visą dieną galėčiau. Davai, tada nestabdom, turim vieną, čia tiesa drąsa, mes pasirinkom drąsą, neturim kitą kelią, žinai. Bernai, po 40. Čia visi? Ai, oi, žiūrėk, o to į... Araniukas. Ką? Kūrės, paplojam? Už jūs, už mus, pastelį? O, davai. Kaip mano vienas mylimas geras draugas pasakytų, nekudu susitinkam, nešudu pokalbam. Ir davai, atsistojam tas gal pasakysiu greitai. Nu, kam nesunku, jeigu jau pavargė, pasėdėk. Šiaip už šitą vakarą, už tai, kad susirinkot ir niekada nevok, nemeluok, neapgaudinėk ir negerk. Bet jeigu tenka vokt, tai vok iš blogos kompanijos. Jeigu tenka apgaudinėt, tai apgauk mirti. Jeigu tenka meluot, tai meluok dėl šeimos gerovės. O jeigu tenka gert, tai sugerk tas akimirkas, kurios tau atima žadą. Už mus jaunus ir jūs gražias, Oi. Wow. Geras, ne? Aš net norėčiau dar vienos muzikinės pertraukos. Nu, tuoj. Palauk, prieš klausimą. Duodat kažką su čeburekam? Čiriką. Pakelkit ranką. O, čiriks. Kas čiriks? Ir čiriks. Kas daugiau? 11, turim 11 eurų iš čebureką. Davai, kas daugiau? Kiek? 11 pam. Galas, kiek duodat? 12. Dviem, Jūs ten tarpusavį susitarkit. Kiek? Kiam Eurų. Kiek? Kiam eurų iš čebureką, kas daugiau? Vienas. Ką jūs duodas, kas yra? Tam vienas. 50 davė. Bachūras. Tai tiesiogas už čebureką. 51. Už pydisą pašildysim. 52. Ir... Ar mes turim nugalėtoją? 53. Važiuojam! Palauk, nunešiu. Prašom laimėtojų. Laikyk saugok, po to pasimsim kas skoloj. Pašildysim visas geras. Bus karštas kaip mes. O galim 5 minučių per trukėlę pasim. Jo? Nesupyksit?
Jo, paplepam, biški. Aikit, parūkykit į tualetą, gerimukai ir tada grįžtam, pabaigiam klausimus ir... Jo. Jo. Va, paplogim! Ai! Mūsų stalas sveikina jūsų stalą. Gerai. Davai, pradedam banginėjim. Gerai, jūsų nuomonė apie šiuolaikinę vyrų madą. Plaukų stilių. Tu dažytais plaukais atsakyk. Nereik palintis gerai. Pas mane nuo saulės nublūkė. Nu, ką galiu pasakyti, Panevėžys po truputėlį išlipa iš panetkių, iš seno įvaizdžio. Gera matyti iš tikrųjų, kai visi tikrai gaudo stiliuką. Manau, dėka to, kad dažniausiai Panevėžį palieka, susidaro tą tokį įvaizdį pagyvenę užsienį, pagyvenę Vilniui, Kaune, atradę tai, kas jiems patinka. Tai iš tikrųjų Panevėžį gali pamatyti labai įdomių ir aprangų, ir viską. Tai jūsų nuomonė, tokia ir nuomonė, plaukų stilius. Aš per plaukų stilių visą gyvenimą lipu. Aš paauglystėje būdavau tas, kur visą klasę nusiskutusi galvą, polo marškinukai. Aš kadangi tarp mergaičių užaugęs su 2 sesėm, mano sesė iš Primarko atsiųsdavo visokių rūbelių. Tai būdavau tas, kur vaikštau 7-6 klasiai su spalvotais baltinukais, su vyšniavais džinsais su gumom. Aplinkui mane supa vien bachūrai, žiūri kreivai. Ir man labai keista, kad aš į galvą negavau iš tikrųjų. Jisai tas duks buvo kieme. Jo, su skiauterė vaikščiau, čia iš vis kosmosas. Tai ir tą palaikau iki šiol su savo šiom garbanėlėm. Ir tos mergom limpam. Nu, dar jeigu mama patvarko, tai iš vis būna. Gerai skambėjom. Plaukus. Jeigu koks draugėlis mama patvarko, tai šitas zaivizmas. Ne. Tai auginu tik tais plaukus dėl mamos, nes mama kirpėja daug metų tuo užsiema ir kai užaugi, gyvenimas tave vyja, tu bėgi, nieko nespėjai, nerandi laiko pabūti su mama. Ir užsiauginau plaukus, kad būčiau priverstas kiekvieną savaitgalį ar kas antrą savaitgalį susitikti su mama, praleisti tą valandą, pusantros, pašnekėti apie gyvenimą, pajausti mamą, kaip man galvą masažuoja, tai čia, aš manau, yra geriausias jausmas ir geriausias ryšys turėti su mama. Va, tas žiūrėkit, kaip jis apie mamą pasakė, ne? Čia mačiau YouTube'ai. Sako, tavo ne ten trima, ne? Tavo mamai ten tam šiam, ne? Tu galvoji, kad ją matysi, nu, dahuja ten dar, ne? Ten nuvažiuoji pas mamą ten į metus kokius 3-4 kartus, ne? Tu galvoji, kad ją matysi dar dahuja, ne? Na tai gerai, paskaičiuok, nu, tipo gyvens 7-8 metų, tu matai 2 kartus per metus, tai kiek tu ją dar matysi? 15-20 kartų? Ir kai tu taip, blėt, pradedi mąstyti toks, blė, gal reikia dažniau nuvažiuoti pas mamą. Taip, kad vyrai, moteris, mylėkit savo mamas. Ir dabar žiūrėk, po tokią gražaus pasakymą klausimus. Jeigu tu negėjus, padaryk atbulinį saltą. Blė. Tai gal gaidelę sausainį palaužom dar. Mano klausimas į temą. Kodėl laikas bėga? Tai čia netgi jungiasi prie mamos temos, kodėl laikas bėga. Tai nahui tu jį gaudai. Pasimėgauk čia ir dabar. Ir viskas. A darysi saltą? Gerai. O, kodėl C šiam 3 geriau nei M3? Blin, nes Mersas ir Afrikui Mersas, ne? Teisingai? Teisingai? Ne, jeigu taip, tai mano tik nuomonė, aš atsiprašau, aš atsirašau nuo šito klausimo,
Audi fanus. Man Audi ir geriausias automobilis. Tada Aš šiaip tai visi jaunas, vokiečiai ir čia ir tik tais mentalitetas sukurtas ir įvaizdis ant mašinos, ką tu vairuoji, stereotipai. Taip kad gyvenime jie iš tikrųjų nieko nereiškia, aš manau. Šiaip jo mašina, kai perki, tai mašina turi daryti šaibas. Jeigu tu ten dirbi, tau keliau daug reikia, tai perki paprastą normalią. O tėvą, kaip turiu pažįstamą tokį draugelį, vardu neminėsiu, švarė į užsienį prieš porą metų, grįžo, parsivežė 2 štukų, už 19 nusipirko Porsche ir nebeturi už ką pilti kūrą. Tai va toks irgi, kad pasirodyt prieš kitus, kad tu kažką turi, nors tu iš tikrųjų nieko. Tai va, čia būtų galbūt šitas tavo šitą situaciją, būtų pagrindimas galbūt klausimo, kurį uždavė apie socialinius tinklus. Toks tiltukas, kad parodyti, kaip Zaibys yra per stareką. Jo. Bliamba, geras klausimas. Petriukai, aš norėčiau, kad tu šitą klausimą atsakytum. Pas tavo patirtis didesnė, tu kaip ir sužadėtinis. Kaip veikia klitoris? Pasako. Švelniai. Kas tai perytėm? Nu blemba. Smarkiai veikia, smarkiai, jei moki panaudoti, smarkiai. Pagalba. Salės pagalba. Kas norėtų, kas parašė šitą klausimą, pakelkit ranką. Mus tikrina, kad... Šiaip, nu ką, aš žinau, reik stengtis. Šiaip reik būti džentelmenu, tipo, nenait nuo stalo, kol nepavalgė antrą pusę, supranti, kol nebaigė valgyti. Man toks irgi, tipo, gražus dalykas. Teisingai, ne? Reikia nepabijoti improvizuoti, bet improvizuoti švelniai. Taip? Ir viskas. Teisingai? Teisingai. Bet maladės už klausimą. A kas parašė klausimą, tu turi draugį? Ką? Kaip veikia klitorius? Ne? Ai, čia tas. Nes jeigu tu parašy klausimą šitą ir neturi draugės, tai tu man parašyk, aš tau padėsiu. Gerai, Petrai, turim klausimą. Kodėl mes miegam? Nu kodėl? Kodėl dabar miegam ar kodėl aplamai miegam? Aš nelabai miegu. Šiaip žiaurus yra dalyks, nes tu pusę gyvenimą pramiegi, trečdalį praleidi tualetę. Tai va tas toks, aš seniau, pavyzdžiui, stengdavausi eit kuo vėliau miegoti ir kuo anksčiau atsikelt, kad neprapist laiko miegui. Aš galvoju, aš pavyzdžiui, kad norėčiau praleisti senatvę, tai aš norėčiau mažiau matuoti spaudimą, daugiau miegoti. O gal jaunas aš varysiu ir mažiau miegosiu. Vis tiek, kai numirsim, tada pamiegosim, kaip sakoma. Taip? Teisingai? Logiam. Ar jūs gyvenat gerai? Tai sakai gerai gyveni. Apie iki... A čia mūsų klausė ar jūsų klausė? A jūs gerai gyvenat? Paplojam, kas gerai gyvena. Pavydžiu jums. Kas gerai gyvena, turit gal placą paskolinti. Šiaip mes gyvenam neblogai. Tai pas jūs afteris, jeigu gerai gyvenam, patikrinsim. Gerai gyvenam. Seniau gyvenom hujaviau. Aš, pavyzdžiui, greitą tokį tipo vaikystėje, nežinau, nu dauguma jaučiu, mes ten nėra, kad dauguma kilę ten iš turtingų šeimų ir panašiai. Pavyzdžiui, aš vaikystėje asmeniškai nenorėdavai ten duonos, a ne, duonos nėra. Nori saldainių, saldainių nėra, valgai agurką su cukrum. Ir aš, kaip pavyzdžiui, dabar turiu vaiką, aš prieš vaiko turėjimą, aš esu savo pasakęs, kad kai aš turėsiu vaiką, jis turės viską, ko aš neturėjau vaikystėje. Dabar mano vaikas turi tiek, kiek jaučiu Stonkaus vaikas neturi. Ir tiesiog va, tas dalykas sunku buvo, dabar zajebys ir tu stengias, kad viskas būtų gerai ir tiesiog nepasiduot. Broli, aš galiu paliudyti visiems prieš visų akis, kad aš neturėdamas tėvo visą gyvenimą
Pamačiau to, ko negalvojau, kad iš vis egzistuoja gyvenime, kai mes kartu gyvenom kurį laiką su Petru užsienį ir aš grįžtu namo, aš noriu pasidaryti valgyti, aš noriu pailsėti, paskaityti knygą, ten prie kompo prisės dar kažką. O jis kiek tik beturi laisvą laiką, jis šneka visą laiką su sūnum. Ir jis šneka ne tai, kad tik šneka, bet jis žaidžia žaidimus kartu su savo sūnum. Čia man kaip nematydamas tėvo, neturėdamas tėvo, man čia ir stebuklas, įsivaizduok, tavo tėvas su tavim tavo fantazijoje, jis stato tavo pasaulį, jis su tavim, jis tau duoda gyvenimiškas pamokas, galbūt net per žaidimą, galbūt net gali užduotis kažkokias sugalvoti, tai man, nežinau, man kaip broliui didžiausias respektas, kaip geriausiam tėvui. Su tėvo diena. Būtum boba, pabučiuočiau. Blet. Ačiū, broli. Stengiamės. Startom iš to, ką turim. Tai taip, Minecraftas, nu. Ar būsit kitas savaitgalį, ne? Nežinom, mes dabar esam dar pasimėtę, manau, pateiksim šitą informaciją truputėlį vėliau. Šiaip galvojam daryti kas antrą, galbūt sekmadienį. O pala, o jūs norėtumėt, kad mes būtume dar ar tipo... Kaip gerai, aš net pašiurpau. O čirikas, ne? Gyvūnėlė mūsų. Ne, šiaip nežinau, šiaip planuojam, bet... Pažiūrės, sako, žmogus planuoja, Dievas juokės, taip kad negali nieką... Per daug planuoti. Aš va turiu draugą, sako, tu bent 2 dienas į priekį susiplanuok ir viskas. Žiūrėsim. Bet šiaip, ačiū. Bet jeigu jau pakūrėm, jeigu čia pasikūrė, jeigu čia tema vyksta, tai man, aš negaliu, nu, reikia nepasiduoti, daryti kažką ir padarysim, aš manau, kaip pasakyčiau, geriausią dalyką savo gyvenime, kokį esu išgirdęs, tai norėčiau papasakoti istoriją tokią trumpą, prieš einant toliau prie klausimų. Tai gyveno senais laikais bajoras. Ir jis buvo visą gyvenimą raitelis. Jis su arkliu praleisdavo visą gyvenimą, ta prasme, vykdavo į žygius, atlikdavo įvairias misijas, viską. Ir pas juos kaip ryšys, ta prasme, visi esam kalbėję su savo šuniuku, visi esam kalbėję su savo augintiniu ir tikrai esam viduje pagalvoję, blema, norėčiau, kad tu man atsakytum, ką tu galvoji, tu visą gyvenimą mane matai ir raitelis praeidinėjęs, atlikęs sunkiausias misijas, prakariavę, arklys kariauja savo karą, raitelis savo karą, žinai. Ir kaip ir kiekvieną vakarą po visų misijų, po visko, raitelis šukuoja, valo kanopas, prižiūri savo arklį, glosto. Ir kaip kiekvieną vakarą pasikalba su juo, kaip su savo augintiniu, išsilieja, užduoda tokių klausimų. Ir vieną vakarą jau abu pasenę, jau tokie vakarai, kur jau ir tų misijų nebevykdo. Bajoras, raitelis, klausia arklio. Kaip tu, turėdamas akis šonuose, naktį, bėgdamas per mišką, kai mes bėgam nuo priešų ir panašiai, bėgam per tankų mišką, per brūzgynus. Sako, kaip tu matai, kaip mes neatsitrenkėm į medį, kaip tu per šokį visas kliūtis, viską. Ir jis po tiek daug laiko, po tiek daug visokių išgyventų situacijų atsako raiteliui. Sako, aš tiesiog dedu žingsnį į priekį. Ir... Bravo! Tai va, tai šis vakaras yra tas mūsų pirmas žingsnis į priekį. Pleišė, viens nieką nesupratau. Ne, šiaip, jo, zaibys. Ar esat laimingi gyvenime? Tai skaitėm jau. Jeigu tu negėjus, ne. Jūsų nuomonė apie šiuolaikinę panų madą? Malavės. Bet žinok, čia ne tu rašinės raštas, gražu. Esu iš tikrųjų nusivylęs. Šiaip jo, blemba užknisa va tos panos, kur gražios panos ir šauna ten kokius tos džinsus iš 80.
plačius tokius megztinį, Nu, tas kokį bombinį. žinai, kas ir trendas, ne trendas. Ką? Matos eina ciklai. Nu taip, bet moteris, jin turi išlaikyti moteriškumą. Jo. Nahui čia pankuoti reikia. Nu ta prasme. Tai aš suprantu, trendas, O, kažką. paplojam. Bet tu moteris, nu tu turi skleisti eleganciją, erotiką, nu tu turi būti pasitempus. Ir... Nu tie apkritę džinsai visi, tai nežinau, man baida, aš Per klubus aptempto, pavyzdžiui, atgal eina šitą šiam devym, šiam kaip ten ir, ne? Ne, Aš laukiu to ciklo, kada grįž korsetai atgal į maną. Man patinka korsetai, man seksalda paltukas vadinis, kad žinau. stiliui tu neįsakysi. Jeigu apsirengus pana ten jaučias gerai, tai viską sakyk. Jo, jo. Svarbiausia išlaikyti moteriškumą. Nes buvo vienas pavyzdys, treneris mano nuvažiavo į Miltinio gimnaziją, kaip ir 20 metų kiekvieną kartą ta pati tradicija gaudyti vaikus į treniruotės ir panašiai, supranti. Ir sako, ateinu į kūno kultūros pamoką, kalbina, kas ateitų į treniruotės, lankytų regbį ir panašiai. Ir gauna tokį atsakymą, paklausė, net nežinau kaip pasakyti, žmogaus, paklausė žmogaus, ar norėtum ateiti į regbį? Ir gavo atsakymą tokį, 14-15 metų, sakė, 9-tokai, 10-tokai. Sako, blemba, aš nežinau, čia toks sudėtingas klausimas, nes matot, aš dar nesu apsisprendęs, ar aš esu vyras ar moteris. Tai... O ir va mūsų laikais, ne, kai buvom vaikystėj, nebuvo ten jis, ji, tai ir panašiai. Buvo vyrs ir moteris. Dabar, belia, ten paklausi, koks tavo ten tas lytis. Ir ten pisa visokių 10 skirtingų, ne aš, tu, šuo, katė. Jo, tu ant kiek nupušę žmonės palikė. Ne, Šiaip yra, žodžiu, 2 lytis, ne vyrs ir moteris. Adomas ir Ieva, ir viskas. Teisingai. Mes su Dievu. Vis einam prie kitų temų, nes čia prisidirbsim su tai tom bendruomenėm visom. Seni, ar ne? Ajo. Kiek reikia laiko vyrui suprasti, jog tai jo vienintelė? Blia, kodėl aš ištraukiau žydinį? Davai, aš skaitau tada. Ne, palauk, atsakysiu. Viso klausom. Blia, jaučiu visą gyvenimą, vis tik nesuprasti. Nežinau, man reikėjo 11 metų. Bet va, prašau, pasipiršau prieš savaitę, po 10 metų. Paplojam visi, paplojam! Ačiū. Pagaliau. Tai va, o dėl ko, ką, pažiūrėjau, klausė draugai, giminės, dėl ko taip ilgai ir panašiai, nes, pažiūrėjau, man tas žingsnis yra labai toks didelis ir man reikėjo tiek gal laiko, kad save perversti ir suprasti, viską apskaičiuoti ir panašiai ir priimti tą tokį sprendimą. Ir tiesiog aš jau pasijaučiu subrendęs ir pakankamai viską susidėliau ir tiesiog taip. Nu. Ratsoks. Dakuja. Jau beveik vidurio amžiaus krizė, jau beveik. Nebetoli. Kitas etapas laukia. Taip. Kitą sekmadienį. Ar tylėjimas gali rėkti garsiau už žodžius? Čia toks rimtas klausimas ir skaičiau knygą truputėlį, nu tokį, užmečiau vieną kitą akį, kelis puslapius, kaip sakoma. Ir tenais buvo vienas samurajus, senų laikų samurajus. Ir yra viena iš strategijų, kad tylėjimas yra dažniausiai geriausias ginklas, geriausia strategija. Nes tu leidi pirmą pasirodyti, išsišokti, atakuoti, o tu tiesiog ramiai viską apsvarstai, pasižiūri iš šono, pasveri visą situaciją ir sulaukęs gero momento, nebūtinai iš karto, ar ne kitą dieną, ne dar kada, bet po metų, po 2, tu gali atakuoti taip stipriai, kad jis nesitikės ir trenksi taip stipriai, kad jis kris kaip lapas. Tai va, tai
tikrai tylėjimas gali rėkti garsiau už žodžius. Aš Čia kai su pana susipyksti ir jinai ten 2 dienas tai nešne. Paklausi, tyli. Vakare tyli, kitą dieną tyli. Blėt, kaip užpisa. Atsakyk kažką, pyk, šauk, rėk, ne, blėt, tyli. Arba nieko, nu. žinai, Va, dar vienas tas. žinai kaip tylėjimą nutraukti. Tiesiog išeik į miestą ir nekelt ragelio. Viskas. Pamiršau, ką norėjau sakyti. Atsiprašau, draugas. Davai. Sumušam. Davai, nu pakelkit visi. Pakeliam. Kas ką turi dar? Jau netoli pabaiga, nebijokit, mum irgi atsibodam. Aš tai kaifuoju, nežinau, aš tai galiu taip sėdėti. Juokaujam. Iki ryto. Kada praradot nekaltybę? Pagaliau. Galas iš klausimų? Oi, klausimas iš galo. Koks gėdingiausias dalykas buvęs gyvenime, tik tiesa? Čia 2 klausimai. Dabar? Kada nekaltybę praradot? 14,5. O Wow. palyginus ankstami. Aš tai tik tais mašinas teisės įsilaikyti. Bet jo, viskas zaivys. O koks gėdingiausias dalykas buvęs gyvenime? Bulia, gėdingiausias? Nežinau. Gal toks, kad ėjau su draugu, va. Su Tadu draugu, mes 21 metai geriausi draugai. Ir ėjom žiemą kartu kaime iš mano močiutės pas jį. Ir buvo apsnigta ir buvo šulinys, bet jisai buvo užsnigtas ir nebuvo dangčio ir apsnigta. Ir ten gal metras gylio ir ten apačia lentos akmenukai. Ir mes einam, šnekam ir vis taip atsisuka ir manęs nevėra. Aš ėjau ir įkrito į tą šulį. Nieko, ten nusibrozdinau koją, nieko tokio, bet nu, va, tipo, toks nesąmonė. Blet. Taip. Blet, mano draugelis ir įkrytis garažį į duobę, tai čia irgi panašiai. Oi. Kitas klausimas. Kur dingsta sapnai, kai pabundi? Aš žinau. Nespėja įrašyti ir atsimint sapną, ir surašyti, tada atsimins. Teisingai. Jo. Šiaip sakai, jeigu atsikeli ryte ir atsimeni, ką sapnavai, tai čia tipo toks ženklas. Bet būna, atsikeli ryte tą pačią sekundę, blėt, galvoji, ką tik sapnavai, nes ką tik žiauriai kažką sapnavai, bet va, tą pačią sekundę neatsimeni. Nu tai būna, kad neužsirašysi, žinai. O šitą tai aš galiu pasakyti galbūt per kitą prizmę. Tai dingsta sapnai taip pat kaip ir moteriam dingsta geri prisiminimai su vyru. Nes suprantate, kaip ir visus žmonės dažniausiai paliečia tos temos, kurios yra skaudžios, kada jos labiausiai išgyveno, žinios, dėl ko visą laiką pas mus žinios rodo blogas naujienas ir panašiai, nes dažniausiai tai labiausiai sudomina visus žmonės, tai taip pat ir moteris, suprantate, jos pamiršta visus gerus momentus, kuriuos kartu praleidai ir atsimena tik tais blogus momentus, ta prasme, ir taip pat ir sapnai. Jeigu tavęs jie emociškai nepaveikia, jeigu tu atsikėlė ir, nu, ta prasme, buvo sapnas, tu ten, blėt, šakiniai kažkur per debesį, žinai, tai tokią sapną neatsimins. Bet pas mane buvo vieną kartą su panelė toks įvykis, kad 3 nakties atsikeliu, prabundu ir girdžiu, kažkas vyksta. Kažkas vyksta. Ir aš matau, kaip jinai pasiema koinės ir dedas koinės 3 nakties. Ir aš atsikeliu, galvoju, kad, blėt, darai, kas tau ir? Visas susinervavo, švies, kaip jis apsirengė, karočiui, išvarė namo. Aš ėjau ten vos, nežinai, rožiniais sakiniais gaudžiau, bėgau iš paskas. Kas, tik sakyk, nesipykstam, kas vyksta, žinai. Gerai, žodžiu, sakau, nakui, davai, karočiui. Po kelių dienų susitinkam, žinai, tenais jau Instagramas viskas užblokuota, ten jau pavedimus po eurą darai, davai susitinkam. Ir galiausiai susitinkam, aš jai sakau, tai kas buvo? Sako, aš sapnau, kad tu mane su draugė išdavai. Tai va, čia į sapnų tokią temą, kad
Čia tas pats, kai grįžti Na, čia tokia po... labiau paauglystė, žinai, tai Jo. tas toks vaikiškumas iš tikrųjų santykiuose, nu. Kai grįžti po 12 valandų atidirbęs naktiniai ir taviškiai atsisukiu ir tu manęs nemyli. Arba mylėtų mane, jeigu aš būčiau vavals. Tai kas tau yra? O jeigu rankas neturėčiau? Nu, nesuprasi moterų, bet yra kaip ir. O jeigu būčiau vikšras? Kodėl Blanšas ne 3 PM? Ką? Pakarto klausimą. Kodėl Blanšas ne 3 PM? Seniai, Dėl to, kad romantikės... infliacija, nu. Romantikės 7 eurai. Norgiai vapšė 15 eurų. Tai jeigu ne 3 PM ir jeigu tu neturi pitaką, tai tu neini į miestą. Tai... Nu, Taip. Teisingai. teisingai. Parduotuviai 2 eurai. Ką daryti, kad jaunimas norėtų likti arba grįžti į Panevėžį? Jeigu Panevėžys būtų žmogus, koks jis būtų, tai pradėkime nuo pirmo klausimo. Ką daryti? Tai va tą ir daryti, ką čia darom. Palaikyti jaunimą, susirinkim, pabūkim, susivienykim, padarykim taip, kad mums būtų gera čia gyventi, padarykim savo Panevėžį patogų gyventi, padarykim savo vietą, kur galėtume drąsiai auginti vaikus ir visiems būtų gera ir visi žinotų, kas vyksta ir kaip vyksta ir galėtume užbėgti įvykiam už akių ir sustabdyti tai, kas yra bloga. Ir aš čia Panevėžio bajoras, dėl to dabar ir šneku. Noriu, kad visi, aš šiaip sakiau, žinai, ką dažniausiai girdėjau iš draugų, ką tu, kas vėl čia sugalvojai? Tipo, ką tu čia, darai vėl, tipo, žinai? Nu, va darau, dabar manęs nieks nesustabdys. Padarysim kažką. Bent jau kažką darysim, žinai. Ir jeigu Panevėžys būtų žmogus, koks jis būtų? Jis būtų apvailna. Jis būtų bachūrus. Norėjau pasakyti, būtų Jis būtų bachūrus, bet bachūrus ne pagal panetkės, bet pagal džentelmeniškumą. Aš norėčiau, žinai, to tokio senų laikų, visi padorus, visi gerbė vienas kitą, supranti. Peaky Blinderių, ne? Nu va, Peaky Blinderiai, žinai, ten per daug gero, žinai, gal. Parodyk. Paro papuls. Nežinau ką, parodyk, bet parodyk. Paro papuls. Parodyk, man aš parodysiu tau. Nebijok. O, pablokim! Šiaip pablokim šitam žmogui, nes šiam klausimui 30 jo buvo. Šitą žmogaus palaikymą tiek daug. Nu, Can you see? Ne, čia. bachūrai negaidžiai. Bazaras, bazaras. Gal kartą noriu pakartoti tą anekdotą su Vyšiu. Ir žiūrėk, kaip tik, kas skaitys, tas gaidys. A, girdi, perskaityk šitą. Ne, nebenoriu. Pasimokysiu iš daugiau patyrusio žmogus. Oi, gerai, nebedaug liko. Hebra, pažiūrėkit visi į dešinę. Ten, ne? Organizatoriai į kairę. Čia kas organizatoriai? Mes, ne? Ne, čia kažkaip... Matot, kiek saulės baterijų yra? Jo, galim pasijungti, nu. Ne, geri klausimai. Galim bitkoiną pakasti. Sugalvojau veiklą visiems ir šuniukai laimingi būtų. Čia kiek daug sudėta į vieną klausimą. Čia net neklausimas, čia tik Jo, tarp kitko, jeigu jūs pasimėgavot vakarų ir panašiai, nu, įmeskit, kiek negaila tiem šuniukam. Nu, tikrai padarysim. Jau įmetė, pažiūrėk. Įmetė, aš mačiau, bet... Vakarė į Olimpiką. Ne, jokių tokių bairių. Ne, jokaujam. Galimai. Gerai, kas labiausiai erzina Panevėžyje, bet vis tiek slapta patinka? Čia fetiškai prasideda. Blia. Turiu atsakymą. Mane erzina Panevėžio mentalitetas, o tuo pačiu ir patinka, nes mes palaikom tradicijas, kad ir pas mus daugėja, nenoriu galbūt sakyti taip, bet daugėja tų
Vaivorykštinių? Ne, ne tų mes visą laiką turėjom, pas mus taigi teatras, pas mus visą laiką ten, ta prasme, būdavo didesnės pasaulyje žiūro žmonių, žinai, didesnio matomumą to. Bet aš turiu omeny, kad palaikom savo Panevėžio tradicijas, visi palaiko bachūrai, supranti, chebras, viską, tas man patinka. Ir jaunesni vis tiek laikosi ir tų panetkių, ir viską, ir tas tradicijas, ir viskas ir gerai. Tiesiog reikia neperlenkti lasdos, žinai, ir kartais perlipti per tą mentalitetą, palikti savo tą ego ir tiesiog pabūti žmogum, žinai, ta prasme. Šiaip Panevėžiečiai zaibys, nes visi eina už vieną, suprant. Jeigu draugėliui kažkas, tu paskambini 2-3 draugėliam, žiūrėk, man čia problema, gali priliekti, jau su kieno mašina lieksim, suprant. Nu, ta prasme. Arba prieš vėl. Jo. Šiaip aš sakau, pavyzdžiui, šiandien draugs ir toj liudininkas. Žinai, irgi toks yra. Brigada. Pala, čia darėm. Panevėžys visa Vilnius. 3 priežastys, kodėl čia gerai, net jei nelabai to tiki. 2 žinau, nes Vilniui, mano kaip tėtis Vilniui gyvena, aš dahoje laiko Vilniui praleidęs, kamščiai. Vilniui, kad nuvažiuot 3 kilus, kartais tu 2,5 valandas važiuoji. Čia per 15 minučių tu šauni nuo Ražino iki Babilono. Vienas pliusas. Antras pliusas, kad čia eisi per centrą ir ant soliuko nematysi, kaip 2 bachūrai laižas. Čia antras pliusas. Šaunį aplinkelį, O trečias? Trečias yra toks, trumpai aiškiai, nes mes nebobas, aš tai pasakysiu. Kalbėk už tave. Panevėžys yra Lietuva. Vilnius yra užsienys. Vis, tenais nebėra to. Vilnius nebeturi to, ką mes turim. Mes turim tradicijas, mes turim savo žmonės, o tenais, nu, ten mišru, ten nesąmonė, ten Lenkų pilna. Vilniui tokios publikos nėra. Pablogim? Ačiū. Šiaip, savi lieka savais, o su savais mes einam iki galo, ne? Bazaras. Gerai, šitas. Jo. O, kada paskutinį kartą valgė čeburėkus? Praeitą vasarą buvom Palangoj, nuvarėm prie jūros ir girdžiu karšti čeburėkai, šaltas alus. Leid, paskutinį kartą girdėjau šitą, kai man buvo 12-11 metų, kai su tėvuku varydavom prie jūros. Ir prieina bachuriukas, turiu nusipirktą čeburėką. 3 tam, dahuja, čeburėkas lievas buvo. Jiem baudus reikia matyti. Guminis, bet priejo tos bachuriukas ir aš sakau, žiūrėk, YouTube yra, sakau, filmukas apie tipo tos čeburėkus, ten toks trumpas, pusę valandos, kaip gamino, ten kaip gaudė jos mentai ir panašiai. Sako, tai aš tas pagrindinis, kuris ir sukūrė tą filmuką, kuris ten tipo atsakingas. Laik tu rimtai, tai nusifotkinu dar. Aš sakau, žiūrėk, sakau, tavo šūkis buvo, tipo, 5 pirksi, kačiuką surinksi. Bet faina. Nu, vis tiek išlikė tie čeburėkai. Čeburėkai, va tas va, karšti čeburėkai, kur eina ir šaukia, nu visada, va prie jūros nuvarom, tas pagrindinis nuo vaikystės išlikęs. Čia tiesiog tradicija, čia tiesiog nostalgija. Tu daug ką gyvenime darai dėl nostalgijos. Tai tu tą čeburėką už tas 3 pam ir perki dėl to, kad dėl nostalgijos, nes tu grįžti įsilgęs ir tiesiog faina. 3 pam daug? Nesiskūsti, čia pamokė. Čia bachūras uždirba gal. Gal olimpikė buvo vakar. Petriukai, aš norėčiau paprašyti vieną dalyką tavęs. Girdėjau, šiandien bazaras buvo tavo duotas, kad reikia padeklamuoti eilėraštį. Nereikia. Reikia. Davai, visi palaikom. Sakė, turit tokį perliuką vieną. Ir nepriejom prie jokių temų. Ir aš dabar ką tik atsiminiau, sakau, Petrai, varai. Aš žinau, aš tikiu, tu gali. Kodėl laišiukas liūdnas? Ne, nu gerai, jau vis tiek. Pabaigai ir šits eilėraštis, šitas yra apie šuniukus. Šitą eilėraštą žinau, nežinau, 15 metų. Ir jis yra mano mėgstamiausias, žiauriai geras ir
Nu tiesiog, toks romantinis tipo, pabaigai. Numirė karaliaus šuo, šunelis geras, geriausias iš šunų. Ir sušaukė karalius visą dvarą ant šunio šermenų. Markizai, freilinas, baronai, grafai ir daug kareivių, daug tarnų. Karaliui meilinos pas šunio kapą, geriausiai iš šunų. Nukrito ašara karaliui ant šunio kapo, geriausiai iš šunų. Nukrito freilinų, markizų, grafų, baronų ir tarnų. O jogdarys tik juokino karalių. Turi karaliau daug šunų, bet kur tu rasi kitą, tokį pat šunelį, geriausiai iš šunų. Užsirūstino karalius ir jo visas dvaras, iš tiek dvariškių, tiek tarnų. Pakorė juokdarį, kad šmeižė šunį gerą, geriausia iš šunų. Gražus, ar? Aš kaip bajoras labai prijaučiu, žinai, čia su karalius tema. Aš dėl to į armuchą netarnau, nes, aš netarnausiu, kaip sakoma, demokratijai, dar kažkam, jeigu tarnausiu, aš tarnausiu karaliui, nes aš esu bajoras. Ir viskas. Taip, prijaučiu šitą eilėraštį tikrai. Geras, ne? Geras. Ir paaukokit šuniukam. O čia negalim šitą. Sakoma, jeigu nenori pyktis, negalim kalbėti apie politiką, apie pinigus ir... bet pavarom. Ai, ne politikas, atsiprašau. Ai, kad vairuoja. Poliklinikos. Čia prie poliklinikos darot renginį. Dėl viso pikto, jei užgerti kažkas. Nesupratai, ne? Ne. Kodėl prie poliklinikos darot renginį dėl to tipo, nes jeigu užgertų kažkas šalia poliklinikų? Jeigu kažkas užgertų, aš galiu pasakyti, taip, yra vienas žmogus čia tarp mūsų, kur galėtų dabar iš karto lašalinę pastatyti. Tai poliklinikas ir nebereikia, ta prasme, žinai. O šiaip čia darom, nes čia geriausia vieta jaučiu Panevėžyje, ne? Tai pablogim! Pablogim. Ačiū Desperadas, kad patikėjo mumis, davė šią galimybę surinkti savo žmonės, savo publiką, padaryti tai, ko Panevėžiui, manau, senai reikėjo. Pabūti tarp savų, pašnekėti, atsipalaiduoti. Reikia daugiau tokių vakarų, reikia daugiau drąsos, reikia išlipti iš to mentaliteto, perlipti tą gėdos jausmą, kas ką pagalvos, kas ką. Tik gyvenam dėl savęs savo gyvenimus ir kai esam visi pažįstami, esam visi savi, tai negyvenam Vilniui tarp užsieniečių, negyvenam kažkur, esam čia, auginam čia savo vaikus, tai mums reikia komunikuoti, reikia bendrauti, palaikyti ryšį ir... Šiaip jau ačiū Desperados, nes sekmadienis jie šiaip nedirba, tai vien dėl mūsų, dėl jūsų, mes šiandien čia ir jūs čia, taip kad paplokim! Ponam! Ačiū! Ir du paskutiniai neklausimai tiesiog. Faina šitas projektas su širdelė ir neklausimas, jūs tiesiog maladėts. Ne, tai jūs maladėts. Jūs maladėt, kad jūs čia buvot šį vakarą, šią dieną ir suteikėt dar daugiau motivacijos, dar daugiau jausmų, užplūdo tokias emocijos. Nesitikėjau, kad gali būti taip gerai, kai darau tą, ką kažkada svajojau ir iki šiol svajoju ir dabar tai vyksta ir aš pats negaliu patikėti ir wow, tiesiog ačiū visiems. Ačiū, kad susirinkot, ačiū, kad nepasikuklinot ateit, atsiprašome, jeigu kažkas ne taip, pirmas kartas, tai negalit pykt. Ir rezervuojam stalus kitam kartui. mes atsisveikinam ir pabaigai dar mūsų mylimiausias draugas, brolis su gražuolė panelė. Su mylimiausia Su staigmenėle tokia lengva geltona gražuolė. Čia mūsų reiktų savo tie gerbti ir mylėti. Taip, saugokit, mylėkit ir gerbkit. Wow, va dabar Hebra laikykit. Paplokit! Ačiū. Laikykitės. Bravo! Oi.